Įgyvendinti net beprotiškiausias dalyvių idėjas. Kredo, kuriuo vadovaujasi projekto stilistės. Patys įsimintiniausi kostiumai pasak jų buvo tie, kurių sukūrimas tapo iššūkiu. Tie, dėl kurių tekdavo išnaršyti visą mados prekybos centre įsikūrusią audinių galeriją, tam, kad būtų išrinkta pati tinkamiausia medžiaga. Labai gražus mano nuomonė yra Alisos Stebuklų šalyje kostiumas. Abiems jiems labai tiko, jie labai yra išskirtiniai, labai įdomus. Labai gražus buvo vyšnių kostiumai, man atrodo, irgi skambiai nuskambėjęs. Tada musės kostiumas. Kas savaitę ne tik naują šokį, bet ir kostiumą prisijaukinti turinčios dalyvės atskleidė labiausiai joms patikusius rūbus. Štai Gintariai įstrigo puošni angelo suknelė. Angelų sparnai, taip, buvo labai irgi įspūdingi, klijavom 3 dienas, plunksnas, viso Vilniaus plunksnas, man atrodo, nupirkom. Aušra geriausiai jautėsi su pusta lindihopo suknute, o įsimintiniausias jai kosmonautės kostiumas. Tuo tarpu Katažina silpnybę jaučia spalvingoms Lotynų Amerikos šokių suknutėms. Ingrida negali pamiršti panteros ir indėnės kostiumų, o Rasa, pasak jos, tiesiog alpsta nuo standartinių šokių suknelių. Šokiai yra tikrai specifinis dalykas. Šokėjas negali išeiti taip su parištu kaklaraiščiu, nes jis jam visą laiką judės, gali partneriai užvažiuoti per veidą. Mažakas. Tai mes viską prisiūnam, kiekvieną dalelę, visus diržus, viską, negali būti jokių palaidų, absoliučiai detalių. Iš tiesų, stilistų komandos pastangos nenueina veltui. Kostiumai žiūrovus sužavėti gali ne mažiau už šokį.